Ne, netraukia manęs tikrai jokie eglutės įžiebimai. Aš net nežinau, ar aš kažkada esu dalyvavusi eglutės įžiebime, nes tiesiog, nu nežinau. Jeigu jau taip nori, gali pažiūrėti per televizorių, ne? Bet ten stovėt, laukt ir grūsti su katastrofiškai didelė minia žmonių, nu aš nenoriu. Kadangi kaip ir privaloma vos nėra padaryta kalėdų apsipirkimo, man tas labai nepatinka, nes negaliu pakęst prekybos centrų, tikrai labai galva greit paskausta nuo to tiesiog nežmoniško garso, iš šurmulio, žmonių, kurie trinas aplinkui, tai nu ne variantas. Bet pavyzdžiui, šitoj parduotuvėj, kur dabar esam, tai čia visų pirma yra ramiau. Su antra, tai man tas asocijuojasi su tikrai maloniais prisiminimais, nes čia yra parduotuvė, kur aš labai daug metų pirkdavau medžiagą savo šokio kostiumą. Tai va. Ir dabar čia atėjom pirkti vilnos, iš kurios darysiu savo šeimos nariams padėkliukus ir dovanos per kalėdas. Nebus tos dovanos labai kažkokios didelės ar grand, bet man atrodo, kad ne tame esmė tiesiog, nes aš jau žinau, kad aš iš šitus dalykus įdėsiu labai daug darbo, tai aš tikiuosi, kad jie tai įvertins, nes aš tikrai vertinčiau. Daug sagų, man noris tankiau mirksėti. O nemalonu jas žiūrėti? Nelabai, jo, galėčiau gal kažkaip. Jeigu reikėtų išsirinkti sagas ir aš ateidavau išsirinkti sagų, tai išsirinkau, bet aš nenoriu čia užsibūt labai daug. Arba tada jau jeigu reikia pro kažkur praeiti, tai va taip va būna. Nes dėl to tiesiog, kad turiu dar tikrai nelabai seną diagnozę, tai labai sunku yra įsiveržti iš to kiauto, noriu susidengti akis pro kažką praeinant, kas labai mirksi. Dabar jau darau šitaip, bet labai, nu taip viskas vyksta pamažu, tai dažniausiai būna. Tai tiesiog. Tai aš dabar nežiūrėsiu. Tai lempučių neturi turbūt manęs. Turiu lemputės, bet aš jas užsidegu taip, kad jos tiesiog degtų pastoviai ir nemirksėtų. Nu, su garsais tai aš stengiuosi gal net kur labai jau, taip sakant, vakarėlis, tu už visą tautą, bet dažniausiai jau kažkur einu, tai įsikišu ausų kamštukus ir tada dažniausiai galvoju apie kažką arba šiaip, kadangi esu tikintis žmogus, tai meldžiuosi dažniausiai. Tai jau. Po šokių dienos pasirodymo iš tiesų tai nelabai aš galiu ką daug daryti, aš dažniausiai tiesiog sėdžiu ant sofos, nes jaučiuosi kaip išgręžtas skuduras ir žiūriu kažką, kas man yra malonu. Mano žalzės būna užtrauktos dažniausiai. Lygiai tas pats buvo šį savaitgalį, po to, kaip reikėjo dirbti šeštadienį kalėdinėje mugėje, kuri vyko Rotušėje. Aš labai pervertinau savo jėgas, nes aš buvau tiesiog išsekus. Nes jeigu kas nors kada nors buvo kalėdiniai mugėje, tai žinot, kad yra pati labiausiai chaotiška aplinka, kokia tik gali būti. Tai va. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tokį vaiką, nes jisai man
davė suprasti labai daug įvairių dalykų. Tokių kaip, kad tau nebūtina būti kaip visi, tau nebūtina gyventi tuo standartu. O čia. Aha. Aleksandrai. Tai gal įjungta, nes bus per tamsu. Va taip, gerai? Aš nesu pastebėjusi, kad jį dirgintų ar kažkokios tai šviesos ar garsai, nes mes galime eiti ir į prekybos centrą. Mes visur lankomės, bet aišku, mes tą laiką ribojam. Jam vasario 28 bus jau 7, tai tik tais šiais metais jisai pradėjo suprasti, kad yra kalėdos, kad yra kalėdų senelis. Mes buvom į Ikėją nuvažiavę pasisveikinti su kalėdų seneliu. Gerai, Zuiki, padėsiu. Kepsim sausainius. Taip, kepsim sausainius, Zuiki. Stojam čia, taip. Miltus išsitrauksim. Kur miltai? Miltai va čia. Paimk. Taip. Dabar. O rankas mes išplovėm? Ne, einam plaut rankų. Prašau. Ir aš tave myliu. Šunuolis. Aš vis pagalvoju, kad kaip man pasisekė, kad Aleksandras mėgsta prisilietimus. Nes man, aš sakyčiau, kad pas mane meilės kalba, būtent tie visi prisilietimai, tai man būtų labai sunku, žinai, jeigu Aleksandras nenorėtų apsikabinti. Aš suprantu, kad aš, žinai, įprasčiau, kad viskas su to būtų okei. Tu uždaryk, Zuiki, tu uždaryk. Jo, aš manau, kad jo, man būtų liūdna, bet aš įprasčiau. Ačiū Dievui, kad nereikia. Vau, kokie gražūs, eina sau. Tu matai? Dabar paimk šitą formelę, kokią nori. Aha. Aš net pamiršau apie šitą kočėlą. Kiek čia aukšto? Nu, paskaičiuok. Vieną. Tik vienas aukštas. Tai čia daug ką? Du. Nežinau. Tik stogas. Ir aš tave myliu. Aleksandras taisyklių turi, kaip jis nori, kas kur atsisėstų, kaip... Jo, jam labai svarbu, kad visi sėdėtumėm tik tai ten, kur jisai įsivaizduoja. Ir kai kurie sako, kad kodėl mes čia turėtume šokti pagal jo taisyklės. Ne, tikrai jūs neturėtumėt, jeigu jūs nenorit. Bet aš būčiau dėkinga, jeigu jūs tai padarytumėt, ne, jeigu jūs būtumėt su mano vaiku. Nes, tikrai, jeigu žmonės nenori, tai jie ir, neturėtų prie to kažkaip tai taikytis. Dažniausiai dėl šito ir žmonės vengia važiuoti pas savo giminaičius, nes labai dažnai išgirsta įvairių tai komentarų. Ką jūs čia jam diagnozės visokiausias pripaišot, taigi normalus vaikas, mes čia neturim šokti pagal jo taisyklės, taigi čia ne vienas vaikas, tai ką jūs ten savo išsigalvojat ir tokių įvairių dalykų. Labai svarbu su tokiais vaikais pastoviai dirbti, nes, tarkim, Aleksandras tik neseniai, būdamas 6,5, jisai tik išmoko ant pirštų skaičiuoti, rodyti tuos 2, 3, tik neseniai. Kas neurotipiniams gaunasi daug anksčiau, tai čia reikia daug daugiau įdėti pastangų, kad jisai kažką tais išmoktų. Taip? Bet tau patinka skaičiai? Kas dar patinka? Sausainiai? 3 sausainiai. 3 sausainiai, taip. O, taip. Valgysi dar sausainį? Valgo sausainį. Valgo. Mes dar iškepsim. Tu matei, kiek mes turim tešlos? Matei? Tai čia dar... Ne, fu.
Kavos, Povilai, padaryk gerai. Jeigu gali. Kokios? Juodos? Juodos, jo. Juodos? Ir aš dabar, kur dabar Jo. podelį, žinai, Jo. padarysiu tokiam į kavą, tai paprastą podelį, Aš tai o nenoriu. norėjau gražų labai podelį arbatai, bet labai užtiek. Va. Nugaryti. Aš į mamą, kuri labai daug dėjuoja. Mano mama visai skūsdavosi garsiai. Jo, bet jinai skūsdavosi, sakydavo, Jėzus Marija, Jėzus Marija. Toks religingas žmogus, ale tikrai šitos frazės nevengdavo. Na. Ledukų. Man reikia ledukų. Supratau, kad aš esu kažkiek kitokia, kai atsirado Povilas ir kai pradėjau tyrinėti autizmą. Kada atradau daug bruožų panašių į Povilo savy ir tada ir mama supratau, kad yra panašaus kažkas. Be galo garsų bijodavo. Girdėdavo viską, absoliučiai viską, kur kas darosi. Kas virtuvėje, kas kambarį, kur televizorius, kur, žiauriai viską. Ir kaip mes pamatėme, kad jisai sunkiai mokinasi socialinius dalykus, kad mokinasi visai kitaip, mama susirūpino kaip pediatrė ir jinai mus nusintė pas psichiatrę pažįstamą, neoficialiai, ir ta psichiatrė stebėjo labai ilgai. Ir tada aš pirmą kartą išgirdau žodį, man atrodo, jisai autistiškas. Ir aš nežinau nei kas tai yra, nei apie ką tai yra, nei literatūros buvo nieko. Ir mes toliau gyvenom iki 16 metų be jokių žinių, pagalbų, internete nieko nebuvo. Jau 16 metų nuėjom į Pūro centrą tada. Vaiko raidos centrą. Atsimenu, atėjo Povilas, sako, taigi jisai autistiškas. Aspergerį, sako, turime. Bet taip džiugiai, Povilai, tu prisimink, kaip jisai tau tada siūlė. Ieškokis panašių žmonių. Ir ką tu darei? Panašių į save. O aš protestavau, aš buvau 19 ir man atrodė, kad aš esu vienas toks unikalus. Man nereikia kitų žmonių. Reikia užaugti iki to, kad vis dėlto pradėti ieškoti. O tai kaip sugalvojate namuose įsirengti barą? Povilui reikėjo labai dėmesio, aš ieškojau, kaip būti daugiau namie. Ir dar daug mamų auginančių autistiškus vaikus išranda būdus, kaip užsidirbti kitaip pinigus, kad būti daugiau su savo vaikais. Aš net nepagalvojau, kad čia labai hipersocialus, pas mane draugė turėjo, man atrodė, kad viskas tas labai gana paprasta. Suvokti tuos socialinius ryšius bare buvo labai sunku iš pradžių. Ten būdavo daug ir tokių visokių nesupratimų, kiek galima sakyti žmonėms, kiek negalima. Žmonės būna, kad nenori išeiti, aš įrodinėju, ten kodėl reikia išeiti, su smulkmenom, ko visai nereikia, reikia faktų, reikia išeiti. Šitas labai senas žaisliukas, ne? Šitie tai čia nėra labai seni, Čia bet kopija, o yra labai senų. Eglutė pas mus būdavo, kaip sakant, dar vienas mūsų gyventojas. Visą laiką ateina per Kalėdas. Ir su mumis būna kartu. va šita papūga tai tikriausiai jau vyresnė už mane dar. Prekybos centrai neerzina, kaip tik man ypač vaikystėje patikdavo tiek daug žaislų visą laiką. Ir kas atsibosta, tai tos pačios kalėdinės dainos. Metai iš metų visą laiką prekybcentriai groja tą pačią muziką. Jau per gerklę, eina tie visi All I Want for Christmas ir visokie ten Last Christmas ir dar visokius kitus. Laukdavau dovanų, mes dar prie eglutės pasirodymus darydavom, prieš dovanų gavimą turėdavo eilėraštuką kažkokį arba dainelę. Visą laiką taip laukdavau tų visų dalykų. Ir Kalėdų senio laukdavau, kol jo tikėjau. Aišku. Tas šeima tolerantiška, gal dėl to mums streso nekelia. Kol Povilas dar mažas būdavo, pas jį būdavo daug siubavimo, daug būdavo visokių netipinio elgesio. Šeimoje niekas nesakydavo, kad tu čia dabar nesiubuok, nekartok, dar kažko nedaryk, tu elkis kaip visi. Kokie tavo sensoriniai yra iššūkiai? Esminis turbūt, ką aš galiu pasakyti, tai nemėgstu netikėtų prisilietimų, be galo nemėgstu. Mane tiesiog nukrečia, kaip elektra atrodo.
Ir taip pat tam tikrų garsų nemėgstu iki šiol. Džeržgiančių, tokių cypiančių, aukšto dažnio visokių. Taip pat dėl temperatūrų, būtent esu nejautrus labai šalčiai. Galiu išeiti su... Reikia pasižiūrėti, kiek laipsnių, nes išeisiu į lauką ir net nepajausiu, kad yra šalta ir kad tu gali peršalt. Mažas, kol mažas buvo be galo Labai bijojau garsų. Sakydavome kaip Saliamonas. Girdi, ką kalba virtuvėje, kas gatvėje darosi, kas televizoriui galėdavo, anglų, kai kalba anksti išmoko, galėdavo lygiai grečiai, ką kalba, man verčia iš anglų kalbos į lietuvių. Ir dar girdi, kas daro kažką ten šone. Tikrai ne kiekvienas autistiškas vaikas trins rankomis arba parodys tiesiog, kad jam yra negerai. Galbūt tyliai bus tai šventį kentėjęs ir nepasakys tų savo poreikių, kol galiausiai nesuprasti, kodėl jis išėjo kažkur į kitą kambarį. Ir autistiškus žmonės dažnai reikia pakviesti asmeniškai, nes jie nedrįsta įsijungti į bendruomenę, į šeimos veiklą dažnai. Jie mėgsta būti atskirai, bet jie kvietimo laukia. Jie be galo laukia tų pakvietimų ir įsijungimo kartu būti. Taip. Aš kaip džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, mano pusbroliai pagaliau mane 2 metai iš eilės pakviečia į Helovyno vakarėlį. Man tiesiog atrodo toks paprastas dalykas. Bet man visada reikėjo tų jų pakvietimų, kad jie manęs nepamirštų, nes aš nesu už tas, kuris kiekvieną dieną paskambins ar paklaus, kaip tau sekasi, ar prisimins tiesiog tave kiekvieną dieną, nors negaliu sakyti, kad tu negalvoji apie tos žmonės, tiesiog tu jiem to nepasakai. Jis labai mėgsta ant rankų. Au, rakai, va, žiūrėk.